Šiandien bėgte su Jovaiša svečias, vienas garsiausių Lietuvos ekonomikos ekspertų, Nerijus Mačiulis. Sveiki. Labas, Nerijau, labai ačiū, kad sutikai sudalyvauti, prabėgti. Ačiū, kad pakvietei, parinkai plius 31 popietę, pažiūrėsim, kaip seksis. Nu gal tiek daug dar šiandien nepritrauks. Trauks, jau pritrauks. Bandykim pakalbėti apie tai, ar grįž dar kad nors pigios paskolos. Apie tai, Iš karto taip smarkiai nuo pinigų. kam tau, ekonomistui, ekonomikos ekspertų, reikalingi tokie kraują stingdantys sportai kaip šuoliai į vandenį ir boksas. Ir aišku apie bėgimą. Tai visų pirma, gal jeigu pagal profesiją, taip sakant, tai labai man įdomu. Aš pamenu, prieš keletą metų reikėdavo bankam vos neprimokėti, kad jie palaikytų tavo pinigus. Taip. O dabar tos palūkanos yra labai išaugusios paskolų. Ar dar grįžti laikai? Šiaip, jeigu taip atsakyt paprastai, tai manau mes visi turėtumėm būti suinteresuoti, kad nesugrįžtų. Nes tie laikai visų pirma buvo nenatūralūs ir centriniai bankai labai žemas arba neigiamas palūkanas, kaip darė Europos centrinis bankas, nustato, kai yra kažkoks didelis sukrėtimas ir reikia labai didelės finansinės pagalbos privačiam sektoriui. Nu, pavyzdžiui, pandemija buvo toks pavyzdys, kad nepadidėtų nedarbo lygis, nebūtų bankrotų. Tai ne tik nustatomos labai žemos palūkanų normos neigiamos, bet ir dar pinigų pasiūla didinama. Tai žodžiu, nenormalu, kad pinigus reikia saugoti už pinigus, taip sakant. Nes pinigai tai juk yra kapitalas, jisai kažkaip pagal savo apibrėžimą jis privalo generuoti kažkokius naujus pinigus. Kad kažkur, jeigu juos paskolini kažkam arba investuoji, tai jau natūraliai yra kažkokia rizika, didesnė ar mažesnė. Ir už tą riziką tau turi susimokėti. Mes turėjome 5-metį, kai, pavyzdžiui, vyriausybės, net ir Lietuvos vyriausybė, galėjo pasiskolinti ilgam laikotarpiu už neigiamas palūkanas. Nu, tai čia daugam yra labai nenatūrali aplinka. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm atgal kokią 15 metų, nebuvo net vadovėlių, kurie aprašytų tokį reiškinį kaip neigiamas palūkanas. Tai čia šis beprecedentinis atvejis buvo. Taip, nu ten istorijoje galima kažkokiu rasti, bet šiaip jau žiūrint į didžiosius pasaulio centrinius bankus ir tai, kad vyriausybės ir net kai kurios įmonės turinčios aukščiausią kredito reitingą, patikimiausios, galėjo pasiskolinti už neigiamas palūkanas, tai reiškia tie, kas skolina toms įmonėms ar valstybėms, primoka jiems už tai, kad jie paimtų pinigus. Tai buvo visiškai nenatūralu. Ir dabar jau taip vertinti iš retrospektyviai, kai matom, kokios buvo ta pasekmės, tai nepasteisino šis eksperimentas. Ir aš manau, kad Europos centrinis bankas prie to negrįš. Tai vidutiniu laikotarpiu tikėtina, kad palūkanų normos mažės. Ir jos sumažės, na, galbūt iki 2, galbūt iki 1%, bet ne iki 0 ir ne iki 1. Vietoj dabartinių Euriboro. Šiek tiek mažiau negu 4, 3,7. Na, o kitas yra paplitęs teiginys, kad bankai žiauriai gerai gyvena. Nuo žmonių lupa 9 kailius ir tiesiog punta turtuose. Tu iš vidaus tai matai. Ar iš tikrųjų taip yra? Na, visų pirma, tai tokia retorika labai nepatinka, nes jį prasilenkia su realybė. Tokia vat, bet aš suprantu, ką tu sakai, nes daug kas ir politikai dažnai sako, kad čia lobsta, nesąžiningai kažką daro, nors taip, aišku, kad tai jau nėra. Bet jeigu žiūrėtumėm, aš aišku, galima sakyti, kad šališkas dirbau banke, bet pati paskutinė Tarptautinio valiutos fondo ataskaita apie Lietuvą, ten būtent parašyta, kad Lietuvoje veikiančių bankų pelningumas yra dėka efektyvumo. Ne kažkokių ten nenatūralių, nedirbtinių aplinkybių, bet dėka efektyvaus tinklo. Ir pavyzdžiui, tas lobimas, jeigu pažiūrėtumėm, aš čia turėjęs esu ir diskusijų su politikais, sako, brangios paslaugos. Paslaugų krepšelis, o jeigu žiūrėti iš vidutinio gyventojo perspektyvos, kiek jis ten kainuoja apie eurą per mėnesį. Ten viskas palenda, ko tau gali prireikti. Kaip vidutiniam standartiniam išsigryninimas, pavedimai visi ir taip toliau. Euras per mėnesį nėra brangu, čia su bet kuria šalim lyginant.
Žiūrėkim būsto paskolas. Momentinės palūkanos, dabar kiek moka lietuviai, yra vienos didžiausių Europoje, bet dėl to, kad beveik visos paskolos yra kintamos palūkanos. Tai yra susietos yra Euriboras plus marža. Žmonės patys gali tą pasirinkti, imdami paskolą, teisybė? Gali, ten negali fiksuoti visos paskolos laikotarpį, bet gali 5 metam, galbūt dabar šiek tiek keisis, galės ilgesniam laikotarpį. Bet pasirinkimas buvo tradiciškai Baltijos šalyse, Skandinavijos šalyse, nominuoja palūkanų normos kintamos. Tai mes negalim taip žiūrėti dabar ir sakyti, kad aha, lietuviai skolinasi brangiausiai, nes tai yra tik tai momentinis vaizdas. Būsto paskola nėra pusmečio ir metams, tai yra 20-30 metų. Tai jeigu pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, paskutinių 10 arba 15 metų, kokios buvo vidutinės būsto paskolų palūkanos Lietuvoje ir, pavyzdžiui, Eurozonos vidurkis, Vokietijos, Prancūzijos. Tai Lietuvoje jos buvo mažesnės, žiūrint ir 10 metų, ir 15 metų vidurkį, nei Vokietijoje ir Prancūzijoje, kur dažniausiai yra fiksuojamos paskolos. Nes mes turėjome labai žemų kintamų palūkanų periodą. Taip. Ir lietuviai nefiksuodami palūkanų normų nesidraudė nuo tos vadinamos palūkanų normų rizikos ir dėl to sumokėjo pigiau. Tai čia yra ir privalumų, ir trūkumų. Tas susiejimas savo paskolą tik su kintamom palūkanom, jis reiškia, kad tu esi pažeidžiamas truputėlį tokiais laikotarpiais, kai yra didelis palūkanų normų šuolis. Bet kita vertus pasiskolini ilgojo laikotarpį pigiau, nes neapsidraudinėjai tos palūkanų normų rizikos. Bet man, kur rodikliai yra labai neblogi, bet kaip aš supratau, tai didžiulė dalis tai ir yra iš Europos centrinio banko gaunamos tos palūkanos, kurios dabar labai aukštos. Ne iš mūsų varganų žmogelių, reiškia, sukaupti pinigai. Taip. Tai aišku, kad komerciniams bankams visoje eurozonoje jų rezultatams labai padėjo Europos centrinio banko sprendimas padidinti bazinės palūkanų normas ir sprendimas daryti tai, ko jie nedarė praeitie, pavyzdžiui, prieš 15 metų, tai yra už komercinių bankų laikomus perteklinius rezervus Europos centrinėme banke mokėti tas palūkanų normas. Tai iš tiesų Lietuvos bankai turi daug tų perteklinių rezervų, kuriuos yra priparkavę Europos centrinėme banke ir už tai dabar gauna beveik 4% metinių palūkanų normų ir aišku, tai prisideda prie grynųjų palūkanų pajamų. Ir kai politikai tą mato, tai atsiranda noras įvesti solidarumo mokestį ir biškelį pasišildyti. Čia aišku, kad pats Europos centrinis bankas šį sprendimą neigiamai įvertino Lietuvos politikų ir kai kurių kitų šalių, nes vėlgi pasikartosiu, buvo sąmoningas sprendimas mokėti palūkanų normas komerciniams bankams už tos perteklinius rezervus, nes tai buvo labai aktualu kai kurioms šalims, kurių komerciniai bankai neturėjo tokios efektyvios veiklos, neturėjo už tos kokybės paskolų portfelio, pavyzdžiui, Italija, kur prisipirkė daug nuvertėjusių vyriausybių vertybinių popierių ir ten jiems būtų iškilusių rimtų problemų ir likvidumo ir gal net mokumo kylant palūkanų normoms. Dėl to ir priėmė vieningą sprendimą Europos centrinis bankas, mano nuomonė, mokėti tas palūkanas komerciniams bankams. Bet čia yra labai jau techninių daug niuansų, kuriuo aš manau, kad daugelis politikų ir gyventojų nesupranta ir nesidomi. Jie mato paskutinius rezultatus ir juos žiūrėdami priima sprendimą. Suprantama. Tai aš manau, kad šitoje situacijoje yra blogiausia tai, kad atidaryti tokią Pandoros skrinę, kur politikai vienašališkai gali nuspręsti, kas yra perteklinis pelnas, kurio tu nenusipelnai. Jeigu kažkam labai gerai sekasi, paimti ir pasidalinti. Dabar čia buvo periodas, kai turėjo didesnį pelną finansinės institucijos, bus kitokių periodų, gal bus kažkokios gamybos įmonės, prekybos, farmacijos, dar kažkas. Ir kaip yra precedentas, kad žiūrėk, kažkas uždirba daug, subjektyvia politikų nuomonė per daug ir gali paimti tokių visiškai eksperimentinių naujai sukurtų mokesčių. Tai tą, manau, užsienio investuotojai vertina labai neigiamai. Ir beje, toj mano minėtoje jau Tarptautinio valiutos fondo ataskaitoje paskutinėje tą ir įvardino TVF-as, kad jeigu čia bus ne vienkartinis mokestis, o jis bus pratęsimas, tai Lietuva rizikuoja prarasti palankios tiesioginėms užsienio investicijoms vietoms pardatą sunkiai užkariautų užtarnautą. Čia būtų labai nemalonu visiems. Rizika,
ir padariniai būtų turbūt daug skausmingesni negu tie keli šimtai milijonų surinkti. Aš nežinau, apie kokius pinigus mes kalbam kasmet. Tai aš sakau, dabar jau čia galima užversti tą puslapį, tie pelnai jau mažėja ir mažės, bet jeigu politikai būsimos vyriausybės toliau eksperimentuos, kokiais mokesčiais, tu sakys, va čia matom kelias įmonės, jas galima atskusti. Taip. Tai pakenks ne tik toms įmonėms, bet visai Lietuvai ir mažės tiesiog užsienio investicijų srautas. Kažkaip biškį bolševikus primena man toksai mąstymo eiga tokia. Kaip sakydavo, atneti padėlyti. O kaip tas kelias, vat man įdomu, šiandien tu esi labai dažnai matomas, girdimas Lietuvos ir Baltijos šalių ekonomikos specialistas, kurio įžvalgos ir patarimai turbūt daug prisideda formuojant ir banko strategiją, ir politiką. Ir kaip tu atėjai į šitą kelią? Ar tu iš vaikystės žinojai, kad skaičiai, ekonomika, verslas, modeliavimas, ar tai buvo kažkaip netikėta? Gali šiek tiek papasakoti, kaip šitas karjeros kelias susiklostė? Buvo visiškai netikėta, tikrai nebuvo taip, kad mokykloje norėjau būti bankininku. Tai aš atsimenu, kai pradėjau dirbti banke, tai dažnai pašnekovus taisydavau ir sakydavau, kad aš ne bankininkas, aš esu ekonomistas dirbantis banke. Nėra tas pats, nes aš, pavyzdžiui, nedirbu nei su kreditavimo sprendimais, nei su banko strategija, kaip tu sakai. Mano darbas yra analizuoti visus įmanomus viešai ir neviešai prieinamus duomenis ir pasakyti, kurie svarbus, kurie nesvarbus, jų pagalba pažiūrėti, kas galėtų įvykti ateityje ir padėti priimti sprendimus. Ar tai būtų banko vadovybė, ar tai būtų banko klientai, gyventojai ir įmonės. Tai aš toks esu visiškai paprastas analitikas padėjėjas, kuris atlieka ne sprendimo priėmimo funkciją. Ir man labai svarbus veiklos principas, aišku, yra tas objektyvumas. Tai aš turiu atsiriboti nuo asmeninių politinių pažiūrų, nuo visko ir kuo objektyviau pasižiūrėti į tos turimus duomenis, nes nuo jų atsispiria prognozės ir kitas svarbus prognozių komponentas yra prielaidos. Prielaidos negali priklausyti nuo mano nuotaikos, nuo mano pažiūrų, nuo mano savijautos. Tai va, o kelias, žinai, aš turbūt vienas iš tokių pirmųjų įsivaizdavimų, ką aš norėčiau dirbti ir daryti, tai buvo medicina, norėjau būti gydytojas, chirurgas, man atrodė tuomet. Ir dabar atrodo, kad tai yra labai svarbi, prestižinė specialybė, žmonių gydymas, gelbėjimas. Bet gal 11 klasėje šitos minties atsisakiau. Dėl tokios keistos priežasties mus etikos mokytoja nuvedė į morgą pasižiūrėti, kaip atliekamas skrovimas. Ir man tai buvo per sunkus toks patyrimas. Aš supratau, kad aš jautrus esu žmogus iš prigimties, jautrios sielos. Ir, iš tikrųjų, aš manau, kad medikai, jie susiduria su jie turi turėti labai stiprią būt emociškai, psichologiškai atsparus, matydami žmonių kančias, matydami praradimus, mirtis, turėdami daugelį atvejų guosti pacientų artimuosius. Tai čia tikrai yra ne tik sugebėjimas identifikuoti ir gydyti ligas, bet ir reikalaujantis daug didelio psichologinio pasiruošimo darbas. O tiems medikams jis labai brangiai kainuoja tas darbas. Aš manau, kad jiems yra, ypač tie, kurie, pavyzdžiui, puikiai įsivaizduoja, reanimacijoje dirba, ar ne, tai kasdien susiduria su mirtimi, ir su vaikų mirtimi, ir su netikėto mirtimi, kur tai yra psichologiškai labai sunku. Bet aš net ir baiginėdamas 12 klasių nežinau, ką noriu studijuoti. Ir aš buvau įstojęs į 2 universitetus, 2 programas - ekonomiką ir informatiką. Nes mokiausi dar mokykloje ir ekonomikos, ir programavimo, man patiko ir tai. Ir taip neturėjau savo aiškaus atsakymo, o koks čia galėtų būti gyvenimo kelias. Ir manau, beveik visiškai atsitiktinai pasirinkau ekonomiką. Po to studijavau doktorantūrą, dirbau universitete daug metų, dabar dar šiek tiek dirbu, dėstau. Ir tik tai vėliau 2010 metais mane tuometinis Swedbank vadovas pakvietė prisijungti prie... O kas tuo metu buvo? Antanas Danys. Danys. Ir sakė,
ieško ekonomisto, kuris galėtų štai padėti analizuoti ir prognozuoti. Ir aš tą kvietimą priėmiau ir jau 14 metų tą darau. Sportas tavo gyvenime, aš suprantu, vaidina labai didelį vaidmenį ir tu aktyviai ieškai vis naujų formų, bet pradėkim nuo bėgimo. Kada bėgimas atsirado, aš suprantu, vaikystėje tu labai rimtai sportavai. Jo, aš pradėjau mokyklą lankyti, sporto mokyklą lankiau ir pirma sporto šaka buvo gimnastika. Aš buvau labai aktyvus, hiperaktyvus vaikas ir vienintelis būdas įžeminti sveikas yra sportuoti. Arba su vaikais vaikus nusodinti, ramini, arba su sportu. Tai mane tėvai leido į sporto mokyklą, net ne prie namų būdavo, Kaune reikėdavo su troleibusu važiuoti kasdieną. Vieną dieną ryte gimnastikos treniruotės, po pietų pamokos, vakare grįžti su troleibusu namo. Tai taip metus išgyvenau ir tas padėjo tokį ir fizinį, ir psichologinį pagrindą, kad tavo gyvenimo kasdienybė yra ir sportas. Tavo kasdienybėje turi būti kažkokia. Nes po to buvo ir plaukimas, ir lengvoji atletika po kokius 5 metus. Ir taip įpratau visą vaikystę, kad tai būdas ir išsikrauti. Ir dabar jau šiandieniniam gyvenime tai labiau tokia streso valdymo forma. Ar buvo kažkokių pertraukių, kad buvo iškritęs keliam metam ir tada susijėmė ir grįžai vėl pilnom jėgom? Ar taip gražiai pavyko išlaikyti tęstinumą? Buvau susilaužęs stuburą vaikystėje. Tiksliai neatsimenu, kiek man ten buvo metų. Rimti dalykai čia? Jo, gal kokie 13 buvo, ar 12 metų, gal 11. Iškritau iš medžio ir ant manęs dar iškrito vienas žmogus vaikas. Košmaras. Ir man ten skilo keli slanksteliai, aš turėjau praleisti mėnesį laiko ligoninėje gulėdamas ant nugaros. Tai tokia nebuvo geriausia vasara. Bet, aišku, tada ir sustojo šiek tiek ir sportas. Tai nebuvo sporto trauma, bet šiek tiek sustojo sportas, bet šiaip tai nebuvo taip, kad vienu metu, atsimenu, universitetinių studijų metu buvau gal apleidęs reguliarų sportą, atsimenu, kad svėriau virš 80 kg. Tai jau čia tau žiaurus viršsvoris. Gal buvo kokie 8-5, tai toks, kai pasižiūriu nuotraukas, toks jau buvau gerai įmitęs, bet čia toks buvo trumpas. O dabar kiek sveri? Dabar apie 75, taip dažniausiai sviruoja šiek tiek. Bet turbūt taip vėl grįžo į gyvenimą reguliarus ir nuolatinis sportas maždaug prieš 15 metų. Prieš kokią 13. Tai su pora bičiulių, taip visiškai eilinės vakarienės metu, sakom, čia kad gal reikia nubėgti tą maratoną. Dabar tai jau čia populiaru, visi gali nubėgti. Tada buvo toksai... Ne toks dažnas dar reiškinys. Man atrodo, nebuvo Vilniaus maratonas organizuojamas, reikėtų pasižiūrėti, kada buvo pirmas organizuotas. Ir pradėjom treniruotis, nubėgom, po to nubėgau daugiau negu 10, dabar net tiksliai neskaičiavau kiek. Jau pametei skaičių, kiek maratonas nubėgęs? Kažkaip turėjau vieną tokį tikslą išsikėlęs, ne kažkiek maratonų nubėgti, bet nubėgti bent vieną maratoną greičiau negu per 3 valandas. Wow, čia rimtas tikslas. Jo, ir kaip pavyko? Nubėgai? 2 nubėgau. Bet paskui, mane sporte nemotyvuoja niekas. Man pats sportas yra savaime malonu. Aš dėl to esu išbandęs daugybę sporto šakų. Bet manęs nemotyvuoja, pavyzdžiui, laimėsiu ten medalį ar ten... Man to nereikia, žinai. Aš mėgaujuosi procesu, taip. Bet kartais sustoju ir pakeičiu sporto šaką, kai matau, kad joje išsemta viskas, ką galiu padaryti. Tai, pavyzdžiui, nebegaliu ten pagreitinti dar maratoną man 5 ar 10 minučių galima, bet to kaina būtų per didelė. Taip. Tas diminishing returns, ar ne? Ja, visiškai. Būtent ekonominis terminas, mažėjanti grąža investicijų, turi dar daugiau bėgioti, viskas sukoncentruota tik į bėgimą, kitam laiko nėra. Tai tada praranda tas prasmę, žinai. Aš nenoriu ten gerinti tų, nes vis tiek niekada nebūsiu profesionalus nei bėgikas, nei kitos sporto šakos atstovas. Ir tada atsiranda visą laiką atsitiktinai. Šuoliai į vandenį atsirado visiškai atsitiktinai. Bet čia irgi labai retas Lietuvoje. Kiek tu turbūt gali įsivaizduoti, kiek žmonių užsiiminėja tuos sportus? Labai retas. Turbūt, jeigu kalbėtume apie suaugusius, tai... Rankos pirštai turi. 20-30 gal vaikų daugiau, bet labai mažai išlieka jų toj sporto šakoj.
Tai aš kai pradėjau apie 2015 irgi buvo kalnuose buvom su draugais, kanjoningų. Ir mūsų gidas, leidžiantis nuo kalno upę, ten krioklių buvo nemažai, pasirodo buvęs profesionalus šuolių į vandenį sportininkas. Ir nuo vieno iš paskutinių krioklių 14 metrų. Jūs sako, jūs ten leidkite, šokit. Mes jau ten apačioj traukėtės ir jisai nuo to krioklio padarė salto, žinai, tokį. Ne tai, kad tiesiog pasiryš nušok, bet dar su figūrom. Su figūrom, žinai. Tai taip, ten iš apačios žiūrint, aš buvau visiškai, sakiau, nu čia tai reikia pabandyti. Ir visiškai atsnai grįžus į Vilnių, sako, va, tai tam tuometiniam vaikų jaunimo laisvalaikio centre yra suaugusių treniruosis. Tai pabandyk, žinai. Nu, pabandžiau, užsikabinau, dalyvau seniorų Europos čempionate 2018-2017 metais. Laimėjau antrą vietą, sidabro medalį. Aš prisimenu, atspausdų. 2 dalyviai buvo. Toj mano amžiaus grupiai. Ilga istorija, čia kitam kartui gal, žinai. Ten reikėjo pasistengti, kad patekt, bet jau kai patekai, net užimdamas paskutinį vietą laimėjai sidabro medalį. Tai čia yra fantastiškos varžybos, žinai. Bet prisimenimas, tai nerealus, teisybė. Taip, tai buvo labai smagi kelionė. Įveikti savo ten daug baimių, nes yra tikrai sudėtinga sporto šaka. Turi, žinai, eiti prie savo instinktus, šokti iš aukštai žemyn, nesulenkt kojos, išsitiest visas. Tai buvo tikrai labai įdomu. Ir, žinai, skirtingus dalykus treniruoja. Bėgimas, treniruoja ištvermę. Man bėgimas kaip meditacija, žinai. Bet bėgimo tu neatsisakai, tu neseki ten tų didesnių ambicingų tikslų, bet tai palaikai nuolat. Bent 2-3 kartus per savaitę išbėgu, bet taip jau dabar truputį greičiau negu mes dabar bėgam, bet dažniausiai nedaugiau negu 10 km. Aš visai dar, aišku, nesenai dalyvau ir praėjusių metų gruodį dar paskutinį maratoną savo subėgau, nors jau po jo sakiau, kad nebebėgsiu savo maratonų, bet niekad nežinai, kaip bus. O kiek tau užtrunka, pavyzdžiui, dabar sugalvotum, kad norėtum nubėgti Vilniaus maratoną, ar ne, rugsėjo mėnesį, spėtum jam pasiruošti? Ar tu dabar pasiruošęs bet kada nubėgti maratoną, nes tavo kas savaitė? Jeigu taip nubėgti... Nu, ten 3,5 kokia. 3,5, nu, man reikėtų poros mėnesių pasiruošti. Padirbėti. Bet aš Singapūro maratoną bėgau visiškai nesiruošęs, žinai. 2 mėnesius prieš Singapūrą aš per mėnesį nubėgdavau ten kokią iki 100 km, kas yra tikrai labai mažai. Per savaitę? Per mėnesį. Per mėnesį. Per savaitę tai visai normalis. Ne, aš išbėgdavau po porą kartų per savaitę, žinai. Taip. Turinti per savaitę 20-30 km. Nu jo, maratonų reiktų daugiau, čia faktas. Kad buvau nepasiruošęs, bet taip sakiau, nu, bėgsiu iš valios. Nes gali bėgti iš patirties, iš to, ką jau sukaupęs tavo organizmas, iš valios gali bėgti iš treniruočių. Aišku, dar prisidėjo Singapūrai, yra drėgna ir karšta. Jo, ten klimatas tai tikrai. Startas ten 4 valandą ryto, bet nieko nepadeda, nes 29 laipsniai, žinai. Kiaurą parą. Bet dar sunkiau, nes čia tos nėra drėgmės. 100% ten. Tu kaip pirti, žinai, turkiškai bėgi. Aš ten pusmaratonį subėgęs, jisai prisimenu irgi labai ryškiai tą įspūdį. Šiltnamio pirti. Aš ten turėjau savo tokius išsikėlęs psichologinius savo grinai barjerus, kad neužlūžti. Turėjau planą A nubėgti greičiau negu per 4 valandas, nes jau čia geras rezultatas. Jisai greitai lūžo, kokiam 3-4 km supratau, kad neįmanoma. Planas B buvo nenubėgti lėčiausio savo gyvenimo maratono. Mano lėčiausias buvo pats pirmas Rygoj, 4 valandos 14 minučių. Tas irgi lūžo planas, tada... Planas C? C buvo... Tiesiog nubėgti. Nenueiti, bet nubėgti. Ir planas D dar buvo... Nu jau ten nuropot, ką nori, bet kad nebūtų DNF. Aš neturiu gyvenime ne vieno DNF, tai yra did not finish. Taip. Nu va taip, jeigu jau pradėjai, įsivėliai, atsistoji prie starto linijos, nu tai dirbk, žinai, neatsikalbinėk. Tai planą C man pavyko įgyvendinti, aš nubėgau, apie ten 4,5 valandos buvo labai sunku, bet po to buvo labai geras, žinai, nes nu tada įveiki save. Kiekvienas maratonas yra... Nesivaržai su aplinkiniais, su savim. Tai tau patinka įveikti save, kaip suprantu, dabar naujas iššūkis yra įveikti baimę, kuri turbūt kiekvieną mus lydi. Tai yra lipimas į ringą, kovos menai. Boksas dabar, kiek jau 3 metai eina, kai tu boksą reguliariai sportuoji. Gal jau 2,5, taip tiksliai nežinau, kada čia atsirado. Taip, tokia irgi visiškai netikėta. Vienas bičiulis sako, žiūrėk, aš lankau, man patinka, mėgėjai.
tokie kultūringi mėgėjai, kur nebando vienas kito sužaloti, žinai, gali net nelipti į ringą, nes boksas visi galvoja, kad čia toks brutalus, žinai, tik atėjai ir ten prasideda veidų daužimas. Ne, ten yra daugybė, kurie sportuoja, tu gali imitaciniai pratimai, yra su trenerio lapkės vadinamos tos, žinai, rankas. Ir visiškai porose net nedirba. Taip, į maišus pratimai. Gali patirti daug malonumo ir labai tobulėti visiškai neįdamas į ringą. Bet aišku, man čia mano būdui būtų per daug neįti į ringą, žinai, tai aš per pirmą treniruotę trenerį atėjau, sakau, kada varžybos. Jis sakė, pradedam nuo varžybų. Pabandyk, žinai. Bet jie, kadangi organizuoja tos Fight Night, Aš mačiau anądien tavo buvo stories. Nu labai kietai atrodė, klausyk. Aš tai bijočiau, labai atvirai sakau. Labai baisu, žinok, aš ilgą laiką irgi bijojau. Nu, bet tu turi, geras treneris padaro taip, kad būtų saugu ir kad tu galėtum, žinai. Bet pavyzdžiui, pradedi nuo to, kad tik tai su viena ranka, pavyzdžiui. Tik su kairė ranka galėjo oponentui smūgiuoti ir, pavyzdžiui, tik į korpusą, į galvą ne. Ir tu pradedi nuo tokių, kur čia jau yra gana saugu, tu vis tiek gali blokuotis. Plius tu turi ir visas apsaugas, šalmą, kapas, pirštinės minkštas mes turim, tai... Ir tu po truputį pajauti, kad tai nėra tai baisu, kaip gali atrodyti. Tada su abiem rankom, tada atsiranda pilnesnis kontaktas. Tada man buvo baisu, kai tada treneris jau taip mato, kad mes norim ir galim. Nu, sako, tai gerai, ruoškitės tom varžybom. Bet ruoškitės tada ne tik tarpusavį, sako, dabar ir su manim turės Lietuvos čempioną. Gal net ne vieną kartą. Už mane aukštesnis, kad 20 cm, rankos ilgesnės, jaunesnės, apie 15 metų. Nu, bet ką tu, pradėjai, tai turi užbaigti darbą, žinai. Tai vat aš jo bijodavau labai. Ir dabar dar bijau, nes didelis skirtumas, kai profesionalas pataiko ir kai mėgėjas. Gali ir prisėsti. Tai, bet irgi, žinai, žmogus, būdamas profesionalas, supranta, kiek gali kokiam oponentui smūgiuoti, ką tu priimsi ir ko nepriimsi. Tai va, tai šita, kol kas man sporto šaka labai patinka, aš vis dar ne tai, kad kažko siekiu, pergalės irgi nėra taip, ko siekiu, pats procesas. Aš, pavyzdžiui, negalėjau įsivaizduoti, žinai, aš čia bėgęs tų maratonų, pusmaratonių, 10 čia. Čia galvoju, man ištvermė nieko nebus, žinai. Bet 3 minutės ringe, kai tu daryt turi maksimum ir ne nuo tavęs tempas priklauso, žinai. Priklauso nuo oponentų. Tu negali pailsėti 5 sekundės, kai tave lupa, žinai. Taip. Ir tada turi būti tempti raumenys ir gintis ir stebėti, tu negali, žinai, ten užsigniaužti ir nematyti viskas. Nes šiaip atrodo, kas tos 3 minutės, bet ten jos pavirsta į pusvalandį. Aš kai žiūrėdavau profesionalų, žiūrėkit, čia jūsų darbas, karjera. Jūs kokie esat atletai, raumenų kalnai, stovi ten apsikabinę. Bet kai tu pirmą kartą išlipi į ringą, netgi mėgėjų daro kovas 2 minutės, o ne 3, nes jie 3 minutę būna ten jau nepakaltinami iš jų jokios ten naudos, žinai, išsekę. Tai tas yra visai kitokios ištvermės reikalauja, nes tai yra, aišku, aerobiniai pratimai padeda, bėgimas, bet koks ten dviračiai tavo užtreniruoja širdį, bet... Tu papildomai darai tokių treniruočių, sakykime, tempinių arba intervalinių, tam, kad sustiprintum savo kaip boksininką. Tai va čia mano, aš šią savaitę ir supratau, po kurios pertraukos vasarą, kadangi labai nereguliarios treniruotės su kelionėm atostogom su vaikais, tai nuėjau, supratau, kad man reikia daugiau ne šiaip bėgiot, o tempinį bėgiot. Kad užkiltų širdis iki maksimumo, nes kai tu esi ringe ir oponentas tavo nuspręs, kada tu gali pailsėti. Ir dažniausiai nuspręs, kad tau negalima ilsėtis. Nelaikas dar. Tai vat. Ar yra koks nors formalus tikslas, tam tikros varžybos ar lygis kažkoks, kurį tu nori pasiekti bokse ir tada sakytum, okei, ček, turiu, judu dabar prie kitų dalykų? Ne, vat kaip turėjau bėgime tikslą nubėgti per 3 valandas maratoną, šuolius į vandenį atsitiktinai čia man pavyko sudalyvauti Europos čempionate veteranų, bet tik dėl to pavyko, kad nebuvo ko iš Lietuvos supranti. Aš galbūt nebūčiau laimėjęs tos atrankos Lietuvoje, nesudalyvaučiau, bet Lietuvoje net nebuvo to šuolių į vandenį infrastruktūros. Dabar jau yra Lazdynuose baseinas, kur... Ribota konkurencija, žodžiu, buvo labai. Labai.
dėl įvairių priežasčių. Mes neturėjom infrastruktūros Lietuvoje, bet ir pats sportas yra bent jau Lietuvoje nepopuliarus. Tai ten su minimaliom pastangom, aišku, aš turėjau neblogą bazę, aš gimnastiką lankiau kaip ir sakiau, pirmą klasį sporto mokykloje, tai jau turėjau ten šiek tiek to lankstumo, salto ten galėjau padaryti, tai buvo lengviau. Turėjo labai rimtą fundamentą, bet žiūrėk, kaip jisai gražiai išlieka visą gyvenimą. Aš irgi manau, kad gimnastika vaikystėje yra labai geras tėvų sprendimas, vaikus kažkaip tai leisti. Tu visiškai pateisingai sakai, čia yra pagrindai, žinai, paskui gali į kurią nori sporto šaką, žinai, sinešti. Yra ir disciplina, ir lankstumas, ir jėgos, tenai tai vis tiek yra vidinių raumenų ugdymas. Tai jeigu vaikas, žinai, nežino, ką norėtų sportuoti, ar tėvai nežino, tai tokie labai gerai patinka sporto šaką. Ar tu laikytum, kad tu gyveni sveikai? Taip vidutiniškai laikyčiau, kad gyvenu sveikai, nes aš, pavyzdžiui, reguliariai ir intensyviai sportuoju, nes man tai yra didelis malonumas. Tai aš manau, kad žmogus iš prigimties būna savo genais, turi arba polinkį sportuoti, mano tėtis buvo daug sportuojantis, pusiau profesionalus dviratininkas, tai man tas atėjo genais. Manęs tėvai niekada nespaudė, kad va, tu čia turi, žinai, sportuoti. Bet kažkokiu būdu taip subtiliai, išskyrus gal to pirmą sprendimą, kad, tu varysi į sporto mokyklą. Bet po to tai aš rinkaus pats, kokią norėjau sporto šaką. Norėjau plaukiau, norėjau bėgiojau. Tai tas liko. Bet aš manau, kad dalis yra ir įpročio, žinai. Aš pastebiu, kad tu kartais gali apleisti kažkokią, žinai, sporto šaką, paskui sugrįžti truputį sunku, žinai. Taip. Nes žmogus yra įpročio žmogus. Įpročio būtybė. Taip. Gyvūnas, kaip sakoma. Gyvūnas. Tu ką įpranti daryti, kokius įpročius susiformuoji, paskui jau yra tavo asmenybės dalis. Tai kai sportas tampa asmenybės dalimi, tai yra tada labai lengva, žinai. Organiška ir be pastangų. Tai nebūna, kad reikia save, blemba, turiu šiandieną, 4 valandą. Viskas natūraliai. Aš priešingai tokį kažkokį egzistencinį nerimą, kai ten ar dėl kelionių, ar dėl kažkokių šeiminių, darbinių įsipareigojimų praleidžiu daug treniruočių. Aišku, aš tada bandau užpildyti bėgimu, nes bėgimu gali bet kada ir bet kur užpildyti. Taip, labai universalus sportas. Tai toks, bet pradeda tokia kažkokia vos nestresas, jauti, kad kažko trūksta, nes būtent man pagrindinė priežastis yra, aš kaip ir sakiau, nežinau, kaip čia medikai geriau paaiškintų, bet jisai padeda valdyti stresą, emocijas, toks išsikrauni. Darbe būna tų sudėtingų klausimų ir bangų sudėtingo darbo ir šeimoje būna daug rūpesčių, tai toks bent pusvalandžio, valandos intensyvus sportas pradeda labai išvedint galvą, sako žmonės. Aš suprantu, išsikraut tau patinka ir kitais būdais. Tu dabar praktikuoji protarpinį badavimą, teisybė? Taip, čia taip, bet labai tokie švelnų, sakyčiau. Čia mano bokso treneris, tai jisai daro rimčiau, ten bent parą. Kokie čia langai, kokius tu atradai, kad tau geriau? 16 valandų, kuris man nereikalauja pastangų. Aš taip dažnai pastebėjau, kad aš pusryčių ar šiaip ar taip nevalgau, nes aš dažnai ryte sportuoju. Tai prieš sportą man valgyti neišeina. Po to jau kai pasportuoji, daug darbų atsiranda, iki pietų jau, tai ta gaunas, jeigu vakare pavalgai iki 6, tai labai organiškai tas 16 valandų nevalgymas iki kitos dienos pietų, jisai man nereikalauja jokių pastangų ten, kad būtų sunku prisivesti. Tai čia tas irgi yra tas protarpinis badavimas, pabandžiau, bet tik dėl to, kad labai organiškai mano dienotvarkė įsipaišo, bet aš taip turiu draugų, kurie daug rimčiau į tai žiūri, pasimatuoja telomerus ir labai mitybą savo prižiūri. Ir nori nugyventi 150 metų, turbūt. Nori nugyventi bent 100 metų ir nugyventi taip kokybiškai, kad ten nebūtum paskui su gangrenuojančiom galūnėm ir našta savo ir aplinkiniams. Tai man tas labai patinka ir aš taip irgi noriu. Aš aišku galėčiau kai kurias savo gyvenimo kasdienybės elementus patobulinti. O ką patobulinti? Nevengiu vyno taurės. Bet taurė tai čia turbūt ne butelys. Ja, bet turbūt yra tas sritis, kuriai būtų galima daugiau saiko. Ir aišku, nepiknaudžiauju, bet jau tie, kurie, kaip čia tie longevity ekspertai pasakytų, kad alkoholis yra taip jau sunkiai suderinamas. 0 būtų geriau vis dėlto. 0 geriau. Parkingas ten? Taip, oficialus parkingas Senam Gale ir įėjimas Senam Gale. Patekote į televizijos laidą.
Pametėt automobilį? Bus ten, rasit. Jo, čia išeina, nes galvoja žmonės, kad čia bus ratas, bet čia ne ratas, čia kokį kylą dabar reikės paeiti iki mašinos. Jis nesužieduotas viduje, žinai, maršruto. Labai smagu ten bėgti, ne, aš galvoju, kad nors tokia. Jo, tai aišku, tobulybė ribų nėra, kalbant apie sveiką gyvenseną, bet aš manau, kad tu vis tiek kažkur jau netoli to idealo. Žinai, aš taip nemanau, aš tiesiog manau, kad man daugelis dalykų, vat, kaip toks nepersivalgymas ir sportas labai organiškai įsipaišo į mano natūrą ir ten visiškai atsisakymas vakarienių su vynu, ten socializavimuose jau reikalautų tam tikrų pastangų ir pokyčio gyvenimo būdė. Tai aš galbūt kažkada tai padarysiu, bet kažkaip dabar galbūt taip galvoju, sau sakau, kad savo sveikų gyvenimo būdų kitose srityse kompensuoju. Kompensuoji. O kaip miegas? Ar nieko nekompensuoji, taip sakant, miegu, nes būna, kas dirba 22 valandas ir 2 valandas miega. Ne, bet aš negaliu nemiegoti. Man, jeigu 7 valandų nemiegu naktį, tai tada reikia jau pietų miego vos, būnu labai nedarbingas po pietų. Tai aš jau taip stengiuosi 7 miegoti panašiai kaip vaikai, žinai, kai einu miegoti. Aš tik tai keliuosi daug anksčiau, nes man rytai labai patinka ir savo ramybė, visapusiška. 5 valandos klubas? 5 ne, 6 gal atsikėliau. Ir gali ir skaityti, ir dirbti, nieks neskambina, nieks nešaukia. Tai toks vos ne. Produktyviausia dienos dalis? Taip, toksai. Esi pailsėjęs, galva šviežia. Tai aš tikrai labai vertinu rytus savo, o vakarais tai nemėgstu visiškai vakaroti. Ir kaip ir sakau, eina vaikai miegoti ir aš irgi miegoti. Tai niekada nebuvau tas žmogus, kur, žinai, dėl darbo ar ten perteklinio socializavimosi paukočiau miego. Jeigu kažkurią dieną jau paukoju miego, tai man reikia tada sugrįžti atgal. Prioritetų sąraše labai aukštai, žodžiu. Taip. Gal net aukščiausia pozicija. Okei. Bet beje, irgi ilgaamžiškumo ekspertai sako, kad absoliučiai. Miegas kokybiškas, taip. Streso valdymas. Ir nepersivalgymas, reguliari aktyvi fizinė veikla. O smegenį mankštinti, neskaitant, aišku, viso darbo, kurį tu kasdien dirbi. Tu turbūt čiulpi tą informaciją apie visuomenės gyvenimą, įvykius, politiką. Kas tavo šaltiniai yra? Knygos, podcastai, filmai, ką? Kaip tu mėgsti gauti informaciją? Ja, čia yra labai geras klausimas, nes mano darbo esmė yra rinkti duomenės informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir ten išgryninti, kas svarbu, kas nesvarbu. Tai, aišku, visų pirma, tai yra pirminiai duomenų šaltiniai. Tai yra išeina kažkokie makroekonominiai duomenys, statistika, finansiniai rodikliai. Iš to jau daug ką gali pasakyti. Man mažiausiai malonu skaityti politikų ten rietenas, aktualijas. Aš beveik neseku, aš taip bandau susirasti šaltinių, kur gaunu labai apibendrintą, susistemintą informaciją, kas čia įvyko, kokie sprendimai yra svarstomi, kokie įstatymai, kurie galėtų turėti įtakos ateityje. Nes pripažinkim, viešoje erdvėje niekinės informacijos yra perteklius didžiulis, kur jos sekimas yra nei malonus, nei man naudingas, nei man įdomus. Tai aišku, kad yra be duomenų įvairiai ir aš, pavyzdžiui, klausau dažnai bėgiodamas The Economist. Klasika, čia toks, kaip pradėjau dar kaip studentų laikais, bet nieko labai sudėtingo, bet tokia kaip savaitės pasaulio ekonomikos technologijų apžvalga, bet kam labai rekomenduočiau. Bet labai patogu, kad yra kokybiškas įrašas audio. Tas yra labai svarbu podcast'am. Taip, tai yra ne dirbtinio intelekto, kas daug kas siūlo, daugelis naujienų portalų, gali, žinai, klausyti tą robotų įrašytą, bet jis yra nemalonus. Ten yra aktoriai rašo, profesionalai skaito tai, ką tu nori išgirsti. Bet ir turinys kokybiškas. Tai va, tokių, aišku, turiu kelis podcastus, jau ten giliau specializuoti, ar tai apie finansų rinkų procesus, ar apie kažkokį technologijų pokyčius. Bet, pavyzdžiui, mėgstu šachmatais pažaisti. Chess.com? Chess.com. Tai kažkada buvau... Koks tavo dabar? Kiek taškų? Ne, mano reitingas dabar žemas. Chess.com yra ten apie 1000 svyruoja, tai aš toks vos neatrodo kaip pradedantysis. Bet, aš žaidžiu tuos greitukus dabar. Taip. 10 minučių, ar ne? Jo, bet negaliu, žinai, pasileidti ant pusės valandos, greitai šoka vaikai su savo klausimais reikalais
baigęs ten tas tavo. Tai turiu tik tai matau, kad turiu langą 10 minučių, tai pasileidžiu, žinai. Tai. Bet šachmat aišku žavus, man labai patinka gyvai žaisti su programėlė, ne taip. Bet... Su vaikais jau žaidži? Mokau. Dukrytę išmokė jau? Kaip bebūtų įdomu, dukra kažkaip nesusidomėjo, sūnus Adomas mano. Kelių metų? 8. Jisai mokyklai lanko Česlą. Aišku, dar tokie labai baziniai, bet nu, jam patinka. Ir tau patinka, mes galėsim su tavim pažaisti. Na va. Tai va, apie vaikus prakalbai, irgi vienas iš klausimų. Matau, kad tu ir labai aktyviai daliniesi savo kaip tėvo gyvenimo komponentais viešoje erdvėje. Ir tai matosi, kad tau labai svarbu yra tėvystė. Tai noriu tavęs paklausti pats, kaip būdamas tėvas, kur čia tau didžiausias yra iššūkis, būnant 3 vaikų tėvų. Kas daugiausiai sudaro rūpesčių? Žinai, tie rūpesčiai, kaip ir pats, žinai, būdamas 4 vaikų tėvų, jie keičiasi su amžium, žinai. Vienokie rūpesčiai pirmomis gimimo savaitėmis, kitokiai prasideda turbūt paauglystėje, kurio dar aš ten nepriejau. Dar visai kitokia, kai jau žmogus suauga ir pradeda savo nepriklausomą gyvenimą, bet irgi tu kažkaip nori būti jo dalimi. Tai aišku, kad turbūt svarbiausias iššūkis tai, kad vaikai reikalauja daug dėmesio tame gyvenimo etape, kai tu nori ir savo dar, žinai, savo socialiniam gyvenimui, darbui, karjerai, bet kam kitam palikti irgi daug dėmesio. Ir čia jau yra užprogramuotas tam tikras kompromiso paieškas, žinai, kiek tu atsisakysi savo asmeninių kelionių, vakarėlių, kad praleistum tą laiką su šeima, su vaikais, žinai. Gali pasisamdyti auklės ir gyventi, žinai. Bet kažkaip mūsų taip gyvenime mes beveik, kad jau dukrai 10. Išsisukot be auklių? Visiškai be auklių, žinai. Ir negaliu pasakyti, kad taip sąmoningai, bet taip gavos. Vienu metu turėjom auklę, paskui išvyko, nebeturėjom, neradom. Ten, nu, toks, taip ir visą gyvenimą be auklių. Tai tas iš tavęs atima daug laiko, bet nu, tu esi tokia labai jau integruota dalim savo vaikų gyvenimo ir jame dalyvauji. Bet aišku, tengi būna ir pykčių, ir kantrybės prarandi. Vaikai turi savo ir nuomonės, ir charakterius. Bet nu, niekada, man atrodo, nei dabar, nei ateityje ypač nesigailėsi, kad skiri jiems laiko ir būni su jais, žinai. Manau, ir jie tą vertins kažkada, jeigu ir dabar nebūtinai vertina. Man labai įdomus klausimas yra karjeros paieškos. Kaip anksti tu manai jos turėtų prasidėti vaiko gyvenime? Ar jūs jau sąmoningai kažkiek tą darot, duodat galimybės, aptarinėjat? Ar dar anksti ir be kokių 16-17 neverta net? Kaip tu manai? Nukreipimo tai tikrai ne. Bet jeigu klausia, ką tu darai darbe, ką ten tas draugas Antanas ar Andrius daro, tai tada jau tu turi skirti laiko ir paaiškinti, aišku, 8-mečiui ar 10-mečiui paaiškinti taip, kad jie suprastų, žinai, ką tu darai banke, ką daro bankas. Tai... Nusivesti į banką galima? Ar supyks kolegos, sakys, čia vaikam ne? Mes banke turime finansų laboratoriją, kur kiekvienais metais keli tūkstančiai moksleivių praeina pro ją ten, kur būtent erdvė sukurta pailiustruoti. Tokiam patyrimams. Patyriminė. Čia dienos tokia ekskursija? Ar? Dienos ekskursija, ateina klasės ten valandos paskaitom, būna vasaros stovyklos, kur galima susipažinti ir su banko veikla, ir kaip valstybės finansai veikia. Daug tokių patyriminių veiklų, tai ta finansų laboratorija tikrai ten galima. Daugiau tai, žinai, banke, ką reiškia ateiti į banką, ką ten pamatys? Ten nėra saugyklų, kur auksas sukrautas ar kupiūros, tai yra... Tai kur jisai sukrautas tada, jeigu ne banke? Klausyk. Paslaptis. Tai ten labai daug ko parodyti nėra, kompiuterio ekranai netaip gal įdomu. Bet, sakau, mes dėl to esam sukūrę tokią edukacinę erdvę, kur galima parodyti jau jaunosioms kartoms, šviesti, kas yra pinigų valdymas ir taip toliau. Tai mes tam tikrai daug skiriam laiko ir pavyzdžiui, kitą mėnesį ir mokytojams konferencija bus, ką turėtų šiuolaikinis ekonomikos mokytojas ir galėtų papasakoti moksleiviams, kaip sudomint galėtų. To, ko nėra vadovėliuose. Nes vadovėliai yra sausi, žinai, ten yra moksleiviai sudominti ekonomiką iš vadovėlio. Oi, aš pats atsimenu. O toks praktinis finansinis raštingumas,
Ar tu jau pradedi vaikams kažkokius principus skiepyti? Atidėti, taupyti, kaupti, visko neišleisti? Tai mano visi vaikai ir 5-metis, ir 8-metis, 10-metį jau turi sąskaitas bankė, kurie ten turi savo santaupas. Vyresni turi ir kortelę. Ir aišku, čia yra bazė, žinai, kaupti. Tai yra labai paprastas sprendimas. Tu gavai ar ten dovaną, ar užsidirbai kažkokią darbelį padaręs. Tu gali išleisti viską dabar, arba gali kaupti ateičiai. Reiškia, prikaupsi, galėsi nusipirkti kažkada gal telefoną. Gal ten kažką, ko tu nori, žinai. Tai jau čia yra pagrindai. Vienas iš pirmųjų ir vienas iš svarbiausių sprendimų, kad yra kompromisas visada. Tarp to, ką tu gali išleisti šiandien ir atidėti ateičiai. Ir tos kompromisus turi daryti, žinai. Norisi žmogaus, ypač vaiko instinktas yra jokių atidėliojimų. Taip. Jokių laukimų ten 15. Nes nežinai, ateit koks nors piktas dėdė ir atims viską. Net nesvarbu, ar ateis, aš noriu čia ir dabar, žinai. Tai vat jau čia yra svarbi pamoka. Ir vėlgi čia aš matau skirtumą iš savo vaikų. Vieni iš prigimties yra labai taupus. Nenori net kramtomos ten gumos pirkti, aš čia kaupiu. Mano domas sako, aš namui taupau, žinai, 8 metų. Va, kur atsakingumas. Žinai, tai... O kiti tokie labiau yra vėjas galvoje. Tai vat jiems reikia irgi tada paaiškinti. Tada, aišku, atsiranda kiti žingsniai, kad tos pinigus gali įdarbinti, žinai. Jeigu tu jų kurį laiką neišleisi, ten prisikaups, va, turi dabar 1000 eurų, turėsi po metų 1400 eurų. Net ir apie aukojimą, žinai, nes kadangi gyvenam Gedimino prospekte, gausybė ir gatvės muzikantų, ir benamių. Taip. Kas mane piktina, muzikantai džiugina, benamiai piktina, nes po to matau, kaip susirenka ir eina į Lidlą pirkti ten savo pigiausių gėrimų ir dar paskui mušas dėl tų. Bet tu minėjai, kad juos galima ir įdarbinti kaip vaizdingą priemonę vaikų auklėjimui. Taip, tai vat aš paaiškinu, žinai, manęs klausia, kodėl jie čia sėdi gatvėje ir prašo pinigų. Kodėl nedirba? Nu va, tada gal neėjo į mokyklą. Gal mokyklą ėjo, bet nesimokė, neskaitė. Gal mokėsi, skaitė, viskas buvo gerai, bet kažkur gyvenimo etape prasigėrė ten narkotikai. Sako, kodėl šitas be kojos? Tikriausiai rūkė, užsikimšo kraujagyslės ir... Standartinis visas tas kelias. Labai, žinai, nieko nemeluoji, taip dažniausiai tokie scenarijai ir būna, žinai. Ir tu per tos pavyzdžius parodai, nes tu gali vaikams pasakot, ką nori, bet jie vis tiek mokosi iš tavo elgesio tai, ką jie mato. Jie mokosi iš aplinkos tai, ką mato. Iš gyvų pavyzdžių. Iš gyvų pavyzdžių. Ir aš sakau, vat, šitiems benamiams nereikia aukot. Jie nueis, išgers, prisigers, gulės, paskui matai, va, guli tenai. Šiaip tie susitvarko Vilnius, jau kiek Gedimino prospekte benamių, sakiau, padarysiu jų apklausą, parašysiu kokį nors straipsnį ar ten knygą, žinai. Kiekvienas ten turi savo istorijų. Už 10 eurų ten tau išlies viską, ką. Taip. Bet jie labai kenkia, žinai, kai kurie yra agresyvūs. Mačiau ten kaip šaukia ant turistų. Kai vasarą atsidaro gatvės kavinės, eina prie jų. Žinai, kažkokie ten geria kavą, lenda, prašo pinigų. Įžūliai jau taip. Neduoda pinigų, šaukia ant jų, žinai. Nu, taip neturėtų būti. Nu, čia miesto valdžia. Pavyzdžiui, aš paaiškinu, kad žiūrėk, berniukas groja smuiku prie Nacionalinio dramos teatro. Bet sakau, tokiems būtinai turi. Būtinai. Nueik namo, pasiimk eurą ir atnešk. Nes, nu, žinai, va čia žmogus turi galbūt kažkokį talentą, nori kažkaip realizuoti, kažkiek nori užsidirbti ten ledams, vasarai. Tai tokiems būtina, žinai, paaukoti. Ir va tu per tokius pavyzdžius gali pasakyti, kad čia yra gerai, čia yra blogai. Tai... Čia labai įdomiai aš norėčiau pasukti, kad Vilniaus miesto valdžia, ko gero, nelabai gerai susitvarko su benamiais, o Lietuvos valdžia, ką tavo manimu ką galėtų padaryti geriau? Mokestinė prasme, valstybės valdymo prasme, gimstamumo, pavyzdžiui, didinimo prasme. Kad žmonėms būtų geriau gyventi. Kur yra akivaizdžios kažkokios spragos, kurias galima būtų tavo manimu užtaisyti? Šitos temos čia mes net nepradėtumėm pilnai atskleisti bėgdami maratoną. Tai nežinau, nuo ko pradėti, bet aš vis tiek ten sakiau, kad man nepatinka kartais mokestiniai sprendimai, tokie eksperimentiniai, kur vaikaisi trumpalaikio turto kažkokio rezultato, bet gali prarasti ilgalaikę naudą, pakenkdamas šalies įvaizdžiui. Bet čia niuansai, žinai. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Čia yra ir mūsų nacionalinis sportas, bet visų demokratijų nacionalinis sportas yra ko neveikti savo valdžią.
Nesvarbu, kokia būtų, žinai. Buvo vienokie, dabar kitokie, po pusmečio bus dar kitokie. Ir dabar keikiam šitus, po to keiksim kitus. Gal tai yra truputį, žinai, gerai, nes tam tikrą prasme... Streso nuėmimui. Nu, kažkas savo nuima stresą, sukuria stresą valdžios atstovams, kad būtų truputį įsitempę ant pirštų galų, žinotų, kad yra stebimi ir kad iš jų daug reikalavimų. Bet tas turi ir šalutinių pasiekmių, žinai. Kai tu kiekvieną dieną reikalauji, dabar padaryk čia tą. Pensijos per mažos, ten gimstamumas nepakankamas, tas mokyklos negerai finansuojamos, mokesčiai per dideli. Žinai, visos problemos neišsprendžiamos vienu metu. Ir kai diskutuojame, pavyzdžiui, apie mokesčius ar ne, nu, reikia didesnių mokesčių, kad daugiau pafinansuotum ten sveikatos ar krašto apsaugą. Bet mokesčius nenori, žinai, kaip tos išspręsti. Ten yra, aš dėl to savo taip karjeros kol kas politikoje niekaip nematau, nes tai yra toks nedėkingas darbas. Tu gali būti, kaip čia buvęs Europos komisijos prezidentas pasakė, Jean-Claude Junckeris sakė, žinai, mes visi politikai žinom, ką reikia padaryti. Mes tik tai nežinom, kaip po to mums padaryti, ką mums padaryti, kad paskui mus vėl išrinktų į valdžią. Nes geri sprendimai yra nepopuliarūs, žinai. Nu, toksai sprendimas, kaip va čia kai kurie siūlo, kad mokestį reikėtų vienintelį, nedidelį, supaprastinti visą mokestinę bazę, apskaitą ir taip toliau. Tai buvo viduramžiai, žinai, ten pagalbės mokestis, žinai, nu. Bet tas turi ir savo trūkumų, žinai, tada. Tai čia irgi apie mokesčius kalbant, gali čia iki nakties. Aš irgi labiau toks esu linkęs matyti labiau vartojimo mokesčius, ten akcizai, PVM-as, taršos mokesčiai, o ne pajamų mokesčių, žinai, kad tu baustum, vadinkime baudimu, nors man nepatinka, tai žinai, baustum ne tada, kai žmogus stengiasi, bando uždirbti, investuoti, uždirbti pajamas ir pelną, o tada jau kai jisai mėgaujasi, tai tu mokestinę naštą perstumė ant to hedonizmo, žinai. Tai man atrodo toks labai logiškas, nu, bet tada oponentai sako, kad didžiausia našta tada bus pensininkam, kurie ten pajamos tik tai leidžia, taip. Bet, žodžiu, visur reikia tų kompromisų. Tai, apie gimstamumą čia irgi, žinai, galėčiau šnekėt, bet jau visų šalių patirtis rodo tą patį. Nesvarbu, kiek tu duosi pinigų, nesvarbu, kokios ten bus finansinės paskatos, gimstamumas turtingose valstybėse mažėja. Ir jisai yra mažiausias turtingiausios valstybėse. Ir ten šiek tiek yra tokių pavyzdžių, kur Švedija, aišku, ten nemokamos geriausios mokyklos, darželiai, sporto infrastruktūra, visa ten parama šeimoms įmanoma. Bet ir tai, atostogos, žinai, ir tėvui, ir motinai, geriausia socialinė apsauga pasaulyje, bet jeigu žiūrėtumėm vien švedų bei imigrantų gimstamo rodiklis yra žemiau 2, tai yra nepakankamas, kad išlaikytų stabilą gyventojų skaičių. Pietų Korėja, žemiausias gimstamo rodiklis pasaulyje, 0,7 vienai šeimai. Tai realiai dvi moteris vieną vaiką pagimdo. Tai, bet čia jau yra, žinai, pasirinkimas. Ir čia jį pakeisti yra be galo sunku, nebent kažkaip dirbtinai nuskurdinti visus ir sakyti. Nu, tai, bet gimstamumas 4, 5, 6 vaikai yra praėjusio amžiaus jau čia reliktas. Tai Afrikoje dar gali rasti valstybių, žinai, kur mirštamumas yra milžiniškas. Gimsta vaikas ir didelė tikimybė, kad nesulauks pilnametystės. Nu, tai dėl viso pikto, jo. Plius jie yra iš karto darbo jėga ūkyje tavo primityvioje ekonomikoje. Modernioje ekonomikoje tai vaikas yra tik kaštai. Bet ir tu ir aš, mes esame jau turtingų valstybių išimtis, žinai, kai tu augini daugiau negu 2 vaikus, tai yra išimtis. Kad jau apie globalius dalykus prabilom, man labai į pabaigą norėtų paklausti, kaip čia dabar su tuo dirbtiniu intelektu. Kiek tai gali pakeisti visos žmonijos gyvenimą, kai jeigu, sakykime, didžiąją darbo dalį padarys robotai ir intelektas, kągi mes visi veiksim. Ta, ką mėgstame labiausiai veikti. Visi bėgios baksuosis, šokinės į vandenį. O kas už tai mokės? O, čia jau tada sudėtingesni prasideda, ar ne? Žinai, dirbtinis intelektas čia nieko naujo. Nauja yra truputėlį tie large language modeliai, kurie iš esmės leidžia suprasti žmogaus kalbą. Tai, kad dirbtinis intelektas apdoroja duomenis ir priima sprendimus, yra kelių dešimtmečių senumo naujiena. Aš 2007 metais gyniausi disertaciją, kurioje lyginau, kaip padeda prognozuoti spekuliacinės atakas tradiciniai ekonometriniai modeliai prieš dirbtinio intelekto
dirbtinius neuroninius tinklus treniravau, atsimenu ten. Tai tais laikais, aišku, ten skaičiavimo galios buvo daug prastesnės, dabar viskas pažengė, duomenų daugiau, daug erdvės tų duomenų pagalba treniruoti dirbtinius neuroninius tinklus. Bet aš noriu pasakyti, kad mes esam tokiam mažam burbulėlyje, kur čia kelios įmonės semėsi dabar visą naudą ir daugiausiai tam investuoja. Ir aišku, dėl to ateityje turės daugiausiai grąžos, bet jeigu taip įsivaizduoji, kad čia per kelis metus viskas pasikeis, čia keliose konferencijose girdėjau tokius patosiškus, čia viskas pasikeis, žinai. Tiek tas dirbtinis intelektas, chatbotai, mes banke chatbotą paleidom 2017 metais, kur tu rašai ir galvoji, kad bendrauji su žmogum, bet bendrauji ne su žmogum, žinai. Tai čia nėra labai jau tokia didžiulė naujiena. Aišku, jie dabar yra protingesni, išmanesni, ten gali daug daugiau, bet jie pamažu skverbėsi visur ir daro daugiausia tai, ką ir robotai daro pramonėje. Daro tokias fiziškai sudėtingas, neįdomias veiklas, atima iš žmogaus, leidžia žmogui užsimti to, kas yra gerai. Bet šitų mes matėm tokių revoliucijų nuo, žinai, 18 amžiaus, pradedant su pirmosiam pramoniniam revoliucijom, kur visą laiką bijodama, ne? Tai atsiras įrengimai, o ką tada darys žmogus? Taip. Atsiras garo mašina, atsiras staklės, atsiras kombainas, o ką darys žmogus, žinai? Ir visada atsiranda, ką daryti žmogui, žinai. Tai žodžiu, tu nedramatizuoji, gana ramiai, aš kaip suprantu. Darbo savaitė trumpės. Vienas iš sprendimų, kaip tą problemą išspręsti, aišku, čia negali vietinių lygių, tą politikai negali padaryti, bet turi būti kažkur Europoje sprendimas, ABPO šalių. Maksimaliai darbo savaitė bus 30 valandų, nebe 40. Žinai. Tik 3 dienos galbūt. Paskui gali paskirstyti. 3 dienos ar 3. Tai ir tas vyksta, žinai, tas jau vyksta kai kuriuose sektoriuose, kai kuriuose valstybėse, kai kurių įmonių lygių. tą paspartino dar labiau ir nuotolinis darbas, kuris leidžia lanksčiau įdarbinti savo resursus, žinai. Aš neturiu dirbti nuo 8 iki 5, jeigu man smagiau dirbti nuo 6 iki, žinai, kito laiko. Žodžiu, čia tas daug darbų išlieka, kur tu, aišku, fiziškai turi būti statybos ir ligoninės priimamasis ir taip toliau, bet ten, kur dirbtinis intelektas ir robotai, čia greta eina jie padės atsisakyti sudėtingiausių, nuobodžiausių darbų. Nemanau, kad tai vesti į kažkokią masinę bedarbystę ar skurdą. Ar pasaulio pabaigą, ankstyvą. Manau, kad čia tik į gerą, bet per daug čia euforijų nereikėtų turėti. Aišku, yra tam tikrų rizikų. Mes įžengiam į truputėlį tokią neartus dirvonus, ar ne, kai dirbtinis intelektas programuoja dirbtinį intelektą. Taip. Tai ten visko gali būti. Bus daug reguliavimų, jau jie dabar atsiranda labai greitai, kokius duomenis gali naudoti treniravimui dirbtinio intelekto, turi deklaruoti, kad juos naudoji, turi uždėti ribojimus. Nu, žodžiu, aš šiaip jau šiuo klausimu esu gana ramus ir optimistiškai nusteikęs dėl ateities. Puiku. Nu ką, Nerijau, palenktyniaujam truputėlį? Nu, jeigu siūlai, tai važiuosim. Pavarom iš visų jėgų. Operatorius diktuoja tempą. Operatoriau, varom. Jei! Nu ką, Nerijau, labai ačiū. Dar kartą dėkoju, kad sutikai. Buvo labai platus temų. Platus ratas. Tikiuosi, neatsibodo žiūrovams. Ačiū žiūrovam, kad žiūrėjot. Pilna versija yra YouTube. Kitose kanaluose yra santrumpos. Matysimės ir toliau. Su mumis šiandieną buvo vienas garsiausių Lietuvos ekonomistų, ekonomikos ekspertų Nerijus Mačiulis. Iki.